Labas rytelis, mes ir vėl traukinių stoty, kaip stoty, taip stoty. Šiandien išbandysime naują pramogą, kuri čia dar vadinama kaip pramoga, tai yra bullet trainas. Tai va, tai pirkom bilietus, aiškinomės pirmus kartus, kaip čia viską reikia pasidaryti. Nes nors tu viską turi online, vis tiek viską turi pasimti kažkaip pats per automatus, pasidaryti, atsispausdinti. Va čia tai yra Beziakas. Va čia tai yra Beziakas. Centrinė Tokijo stotis. Einame link bullet traino. Ir kažkur ten kažkaip eisim. Ok. Stovėsim eiliai ir bandysim nuskanuoti savo bilietėlius. Atvarėme prie bullet traino, žiauriai didelė eilė. Iškiau buvo panikos, nes aparatai sugedo. Nieko dabar neleidžia, sutvarko traukinį. $7. Čia viskas gana aukštai, vietos yra lagaminam, ok. Tau 13, Vykome dabar mes į Okovo miestą, kuriame važiuosime dabar į Hakonę aplankyti gamtos. Pasižiūrėjau planelį, ką reikia aplankyti, biškį galbūt žemiau atvėlinas. Nu tas su tai savo komentarais. Tai, žodžiu, tai planas mūsų yra toksai. Dabar važiuosime iki Gora miestelio, tai yra Hakonės dalis ir ten yra pagrindinis stationas. Po to imsime rope-way'ų ir per kalnus perskrisim iki pat ežero. Taip. Po to varysime, tiksliau buvo parašyta, kad reikia paragauti juodojo kario, kas man visai, man atrodo, bus skanu. Tada suvalgyti juodąjį kiaušinį ir aplankyti Hakonės šventyklą. Biškai gausim pasižinėti tokiais autobusais, bet, nu, ką darysim. Tai laukia visai turininga diena. Vyksta announcementai. Ten yra kitas traukinys, kuris turistus veža į Gorą, bet mes tenais dabar nevarom. Einam biškai pasižiūrėsim miestelį trumpai, kažkokią turgai ir po to jau grįšim ir tada jau važiuosim į Gorą. Išėjo į Ispaniją, patalai per langus, šalia traukinių treko, viskas paprasta. Einam, pažiūrėsim, kaip atrodo miestelis. Turėtų būti toksai autentiškas ir fainas. Kažkuriame epizode sakiau, kad čia yra problema su šiukšlių dėžėm. Šitą tasausi jau kokias 2 valandas. Nėra šiukšlių dėžių, tiesiog nėra. Tai įdomu, per kiek laiko rasti. Mano užduotis. Žiūrim, ieškom. Bendrai apžiūrinėjame architektūrą, tai daug labai tokių blokinių namukų, 2-3 aukštai. Dabar perinam į senesnę miesto dalį, kur yra šiek tiek toliau nuo stoties ir čionai turėtų būti gal daugiau autentikos tos išlikusios iš senovės. Turime upę. Negili. Hakonės miestelis atrodo labai paprastai. Turim kriokliukų, labai daug rezortų. Čia toks kaip koksai mini turistinė vieta. Nemažai užsieniečių su lagaminais nuvarė. Mes jau kaip ir nėra čia ką vaikščio, tai grįžtam atgal. Varysim dabar į traukinuką ir važiuosime į Gorą link kalno. Atėjom biškį užkasti. Užsisakėm kažkojas tai iš sūrio, kažką tai iš svogūno ir kažką tai majonezinės kažkokios žuvikė. Nu, aišku, gaiviuosius gėrimus irgi užsisakėm. Ten laukiam yra mūsų traukinys atvyks. Ten sėdė Evelina. O čia dar yra ir parduotuvė. Galima apsipirkti visiems. Oi, labai daug žmonių. Apskritai vietos kažkokioj kaviniai net neradom, absoliučiai. Čia va taip netyčia užpilom jau traukinį, sakėm važiuosim. Tai pavyko rasti bent jau porą sėdimųjų ir greitą aptarnavimą. Tai laukiam. Rakaujam vietinius užkandžius. Čia yra kažkas iš čia svogūnų. Čia jo, su svogūnais aš matau.
Čia su sūriu. Aš nesu, o kas tas pagrindas? Bandom išsiaiškinti, kas čia yra. Padarysim receptą netrukus. Bet šiaip mano spėjimas čia yra kiaušinienė. Kiaušinis su kažkokiu nors priedu. Aišku, čia pridėta atitinkamai arba sūrio, arba svogūno, arba žuvies. Google Image paieškosim, tai pamatysim. Perskaičiau, čia lyg ir cukunė gaunasi. Tai čia yra sumaltas ingredientas, būna dažniausiai faršas mėsos, tada vištienos faršas, eina tada druska, alkoholis, aliejaus, kiaušinio trinys, žalias svogūnas, jeigu eina, imbiero sultis, krakmolas, dėl to jis turi tą tokį. Jo. Sojų padažas ir saldi sakė. Bet žinok, mėsos tai nelabai jaučiasi. Taip pasakau. Nu, kad įsiklausai, taip jaučiasi, sako. Situacija su traukiniais tokia, atėjom jau į Goros traukinį. Nu, čia kaip matom, turim jau full. Galėtume tilpt tikrai. Tikrai tilptume, bet nusprendėm palaukti 7 minutės tam, kad 10 minučių pasėdėtume. Nes 10 minučių traukinukas važiuos. Tai palauksim. Su kėdėm gavom. Aš apšalęs. Nu, super, su langu atidarytų. Eik, fantastika, fantastiškai. Vykom pagaliau va su šitu va tokiu mielu senoviniu traukinuku. Mums žadėjo, kad tai bus Scenic View Road. Realiai matėm gal kokią tais vieną ir įdomesnę vietą ten kokią. O kitą laiką panaudojom miegui. Pamiegojom. Čia mūsų iš tikrųjų laukia, jaučiu, kad sekantis experiences, kur nuvažiavo. Dar darysim. Tai nu va sulauksiu va mergaitės, kuri baigia sutrypti visus mažesnius už save, nes gali. Vos neatsik. Tiem į tokią dabar Goros kavinukę prisėsti. Sėmėm atsigert. Susiradom pačią prašiausiai atrodančią. Ir susimokėjom už žiauriai brangiai, už alų. Du alaus gavosi po 800 jenų. Tai čia yra, žinok, po pitaką. Tai Japonijos kainom čia yra labai brangu. Prancūzijos ar Šveicarijos nebrangu. Nieko nepadarysi, kai ant kalno 2 barai, tai oh well. Prašau, samurajai šiais laikais. Vam jau į savo cable carą ir varysime per kalną. Lekiam. Funikulierius. Nu ir daug žmonių, aišku, labai. Bet žinau dar kas baisiausia, ta prasme, mes šiandien keliaujam kokį jau 8 persėdimas ir ta prasme, šitas cable caras mums nuveš į tarpinę stotelę, kur dar turėsim pirkti kitą bilietą ir vėl toliau keltis. Ir įdomiausia, kad viskas tik kešu ir baigės pinigai. Ne, turiu 5000 dar. Jau turime 6 bilietą su 6 persėdimu pasiekti ežerą ir pamatyti Fuji kalną. Kol kas sekasi labai neblogai viskas. Nėra per didelės eilės ir oras vėsokas, nu kalnų, dabar dar aukščiau užkilom į kalną, nu ir bent jau vaizdelių galim biškį pasigrožėti, taip atrodo viskas nuo viršaus. Ten matome didžiulį ežeriuką, Fuji kalno aš nematau, jaučiu ne į tą pusę žiūriu. Ai, nežinokit, hebra, ten jūra, o Fuji kalnas yra vat už tų visų pastatų ir dar vieno kalno. Kaip Snow Arena. Lėksim. Kas yra trumbovai? Sailiai. Įsveikata. Taip, sieras. Sieros kasyklos, smarvė su buvusiu kiaušiniu ir visa augmenija išdeginta.
Kaip matėt, praskridom Sieros kasyklas, smarvė žiauri. Ir kas man labiausiai nepatinka, kad čia yra vidurys kalno ir reiškiasi, kad mūsų laukia 7. transferis iki tikslo. Tai jau žinokit, jau darosi ir nebesmagu visai. Ne, šiaip smagu. Varom toliau. Kiek reikės, kad ir 100 transferių. Pasisekė, kad nereikėjo mokėti dar kartelį. Pasirodo, čia tiesiog į tą patį bilietą eina ir tu varai toliau. Jau gal ir matosi ežeras tolumoje. Dabar dar nesimatys. Štai Liepa pakankamai ilgai tempėsi. Šiaip šalta. Esame 1 km 40 metrų aukštyje. Tai nėra mažai. Ir saulutė taip eina biškiai pavėsi, tai jaučiasi. Artėjame link savo tikslo, kuris yra būtent matomas ežeras. Matau, kad jau mūsų laukia dar vienas transferis ir laukimas eiliai. Ir dėl debesų Fudži kalno mes turbūt, kad ir nebepamatysim. Nu va, aš jau gražiau pasipuošiau, einu į kavinę. Ne, iš tikrųjų, Evelina apsirengė savo suknelę. Nes aš ryte išeidamas iš namų pasakiau, kad reikės megztuko. Sakė, ne. Tai va. Tai dabar einame į savo šitą vietinį miestelį prie vandens ir tenais ieškosim kur pavalgyti, nes turim 1,5 valandos langą iki autobuso, kuris mus nuveš į šventyklą. Tada šventykloje prasisukame per valandėlę ir vyksime vėl 3 valandas į Tokijų. Atėjome iki savo kavinės, įvertinta 4. Tai neblogai turėtų būti. Žmonių visai nėra, jokių turistų, absoliučiai. Nei vieno, žvejai. Nemažai valtelėse daug kas žvejoja. Spėju, čia jau jų pragyvenimo šaltinis. Tenais tolumoje turėtų būti Fudži kalnas. Tai įsivaizduot galit. Mes jau įsivaizdavom, neblogai. Evelina filmuoja. Nu ir čia lauksim savo autobuso. Tai einame užkasti, prastumsim laiką ir sušilsim. Atnešėm maistuką, šiek tiek apžvalgėlė, vėl vos nepamiršau, kol nesuvalgėm. Karis. Skonis kaip paprasto. Kari vištienos. Salotos. Čia buvo ir dar yra bulvių košė. Tai turėkite omeny, kad Japonijoje bulvių košė tai yra salotas. Tai jeigu darysit kotletus su bulvių košė, tai reiškia kotletai su salotom. Toliau ramenas. Tuo pat tai sukom reikia. Čia yra ramenas. Ir jau Evelina visą laiką valgo sultinį ir man palieka jau kas lieka. Čia yra įdomiau. Čia yra marinuotas ananasas. Ir kažkoks žarnokas toksai. Aš suvalgiau ananasą, nelabai patiko. Šitas, nu, ne mūsų skoniui valgoma, bet nelabai. Draugai, mes jau, kaip sakant, pavalgėm, pasistiprinom, atsirado kalorijų smegenims ir supratom, kad mūsų šventykla yra uždaryta. Eiliniai bairiai. Tai visą epizodą pražiūrėjot, kiek mes čia tampėmės, tam, kad mes pasakytume, kad važiuojam dabar į Tokijų, į namo. Kad šventyklo šiandien nebus. Jo, pasirodo dirba iki 5, o autobusas po 5 tik atvažiuoja iš čia, paimti 30 minučių važiuoja, tai smarkiai vėluotume. Tai jau net ir nesidraskysim. Biškai pamiršau pafotografuoti tos tokios, pafilmuoti tiksliau, nepagražintos Japonijos. Įdedu keletą nuotraukų pasižiūrėjimui, kol atsipūsiu. Tai bendrai viskas atrodo labai panašiai kaip ir Amerikos countryside miesteliai, kurie tokie paprastų žmonių gyvenami. Nieko ten ypatingo nėra, viskas sustoja. Ir nieko sakyt, bet ir lyja dar. Tai va.
Tai buvo taip šiek tiek smagu atsipūst, pasėdėti, suvalgyti karštą rameną, karį, kodėl jis juodasis, nežinau, su rudos spalvos, bet panašu, kad tai šiandien tiek ir gal jau čia yra mūsų autobusas, tikrinti. Šiandien yra paskutinė diena Tokijui, rytoj jau išvažiuosime į Kyoto, vis maišausi tarp Osakos ir Kyoto, bet į Kyoto. Ir kokie įspūdžiai jums? Nebuvo nieko wow, iš tikrųjų. Tai kol kas dar laukiu to wow iš Japonijos. Tai Tokijas nepaliko wow. Gal labiausiai patiko televizijos bokštas, nuo kurio buvo labai gražus vaizdas ir naktinis Tokijos. Man tai patiko viskas, aš wow nesitikėjau, nes jau kai tiek prakeliauji, tai nelabai čia ką ir gali ir tikėtis iš to, bet nustebino žmonių paprastumas, šalies paprastumas, aiškumas visko, ta tvarka, labai draugiškumas žmonių, mandagumas, nenorėjimas lysti jums į akis, ta prasme, jie ten vis laik stengsis niekaip nesiliesti vieni prie kitų, tai šitas žiauriai paliko gerą įspūdį. Ir va šiandien irgi palyginimui, ta prasme, metro tai jau tiesiai ir saugiai, ir fainai, ir jaukiai, jis turi savo erdvelę ir džiaugiesi tą kelionę, o prie manęs prislinko užsieniečiai kažkokie tais vokiškai kalbantis. Ir pradėjo ten šokt, trintis, ta prasme, su kuprinė daužytis ir taip toliau. Nu, tai jo, tai va tam mes turime Europai, čia to nėra. Tai šiaip kur. Šiandienos diena ir kelionė į Hakonę buvo tokia... Tokia labai neįdomi gal tiesiog. Daug energijos, bet kaip ir veltui. Nu... Negali tu, ta prasme, apkeliavęs Alpes visokias ir visą kitą, tikėtis, kad atvažiuosi į kažkokius salos kalnus ir ten jau bus jau amazing. Nu tai aš taip ir galvoju, kad tai bus. Bet kadangi taip jau rekomendavo, tai, išbandėm. Tai tiem, kas nėra keliavę kažkur va taip į salos kalnus, kažkur Graikijoj ir dar kažkur, daugiau laiką leidžia mūsų regione. Tai visai patiks, manau, pamatyti kitaip, o visiems kitiem, kas jau tų kalnų matė, tai žalių kalnų nevažiuokit, negaiškit laiko, pailsėkit geriau, išsimiegokit, kol mes nebedarom jau visą savaitę.